Prancūzijos nacionalinė vyrų rinktinė ilgametė Europos čempionato dalyvė. Pastaraisiais metais rinktinė nuolat atsidurdavo visai šalia prizininkų pakylos. 2005 jau užėmė 3, 2007 8, 2009 metais 5 vietas. Prancūzijos rinktinės bei Ville Lamano Asvel vyriausiasis treneris Vincentas Collet vadovaus komandą jau antrą vasarą iš eilės. Į seno žemyno pirmenybės susirinko ypač stiprią komandą, kurioje bus net keletas NBA lygoje žaidžiančių krepšininkų. Tai San Antonijos Spurs lyderis Tony Parkeris, po 5 metų pertraukos grįžtantis Phoenix'o Suns puolėjas Michelis Pietrusas, Charlotte Bobcats žaidėjas Borisas Diaw, priekinę prancūzų rinktinės liniją neabejotinai sustiprins Chicago Bulls vidurio puolėjas Joakimas Noah. Rinktinėje itin lauktas New Yorko Knicks vidurio puolėjas Ronny Turafas, likusios 2 savaitėm iki čempionato rungtynių, patyrė traumą ir šįkart prancūzams nepadės. Prancūzija visada pasižymėjo aukštais atletiškais žaidėjais, greičiu bei gražiais dėjimais į krepšį paremtų žaidimų. O šiemet sugrįžus visiems komandos lyderiams galima tikėtis, kad komanda bus pasiryžusi kovoti dėl aukščiausių vietų. Ta patvirtino ir Prancūzijos rinktinės žvaigždė Tony Parkeris, teikintis, kad į Lietuvą važiuoja tik dėl aukso. Prancūzijos rinktinė Šiauliuose žais B grupėje su Italijos, Izraelio, Vokietijos, Latvijos ir Serbijos krepšininkais.